Ryti, tu esi vienintelis iš mūsų 4, nes, priminsiu, Emilis irgi įvertino šias visas dainas, tu esi vienintelis, kuris Lietuvai nedavė tikrai pateks. Ar iš tavęs jau atimti lietuvišką pasą? Ne, nes aš stengiuosi objektyviai vertinti, ne tik dėl to, kad Lietuva mums patinka, bet aš, su tuo tikrai pateks, man atrodo, ta kategorija yra apibūdina kaip nematau scenarijaus, kur nepatektų. Tai aš tikrai matau scenarijų, kur Lietuva nepatektų. Aš nematau. Aš matau, tai dėl to ir dedu į pateks. Aš manau, kad pateks, bet aš nenoriu būti toks užtikrinti ir sakyti, kad, pavyzdžiui, kai kalbam, kad Izraelis tikrai pateks, tai čia tikrai netokio paties lygmens patekimo šansai. Tai vis tiek yra žymiai labiau nišinė daina mūsų negu kiti pretendentai ir vien dėl to aš manau, kad bet čia mes kalbam, ar tikrai pateks, ar pateks. Tai čia nėra diskusijų klausimas labai didelis. Tu dar turėjai šiaip vieną duoti tikrai pateks, tai galėjai tiesiog Lietuvai ramiai duoti? Ne, aš ramiai nenoriu duoti, jeigu nematau, kad tikrai pateks. Gerai, Austėja. 5 priežastis, kodėl Lietuva pateks į finalą. Gerai. Pirma priežastis, mes turim daug draugų šitam pusfinalyje, tai ar tai būtų Latvija, kuri mums daug duoda, ar tai būtų Jungtinė karalystė, Airija, kitos šalis, kurios vis tiek, kur lietuvių gyveno, kur šiaip tos diasporos, kur tiesiog turim. Tai čia viena priežastis. Kita priežastis, mes labai išsiskiriam iš konteksto, kaip bebūtų. Nišinė daina, faktas ne visiems patiks, apie kažkokią pergalę Eurovizijoje tai nekalbam. Bet... Aš gal kalbėčiau. Aišku. Labai nedrąsiai ir labai kažkokia kitokia visatoj, bet... Jo, šiaip dar toks matyčiau. Įdomus dalykas, šiaip apskritai, nes man atrodo ne veltui kalbėjome ir apie tą tokį Sobralio kažkokį panašumą iš tos pusės, kad man yra šiek tiek toks, kad žiūrint prie parčius ar dar kažką, kol kas Lietuvos taip tarsi nėra. Man gal tas Melfesto, tas prepartis, kur, pavyzdžiui, Lietuvos dainos nei kartą negrojo. Aišku, turbūt ne tokia daina, kurią grotų, tai aišku, čia nėra kažkoks rodiklis, bet Lietuvos tarsi taip nėra. Bet kartais būna, kad tiesiog iššauna ir aš tikrai tikiu, kad iššaus, kad labai išsiskirs, kad tikrai, kai daug yra tų tokių šokių muzikos, kažkokių bangerių, vis tiek žmonės nebalsuos už tas visas. O kai yra daina, kuri, kaip sakom, kad nėra poros kažkokios, ar bent jau, aš nežinau, ar taip 100% sutikčiau, nes gal ten kokia Ukraina ar Portugalija kažkiek, bet jos vis tiek kitam pusfinalyje yra. Tai jo, labai išsiskiriam ir, aš manau, pasirodymas irgi bus stiprus. Aišku, Katarsis yra nišinė grupė, kuri nėra pasirodžiusi prieš tokias mines kaip Eurovizija, bet, aš vis tiek pasitikiu, kad Lukas puikiai sudainuos, kad tikrai balsą turi labai labai gerą, kad su vizualais bus viskas gerai, tai jo, man, nežinau, tokios 3 gal pagrindinės priežastis, dabar nesugalvoju daugiau, bet aš tikrai esu užtikrinta. Šiaip, tai buvo mano, visgi 4. šalis po tų jau mūsų minėtų Suomijos, Izraelio ir Austrijos, bet vis tiek esu gana tikrai užtikrinta dėl mūsų patekimo į finalą. Ir Lietuva yra mano šiemet 1 vietoj, bet aš anksčiau niekada nesu Lietuvos turėjus 1, tai čia nežinau, kiek čia to šališkumo. Solidu. Aš prisimenu vis Fusmark dalyvavimą Eurovizijoje, bet čia dabar kitam kontekste turbūt negu kad daug kas įsivaizduoja, bet tada Lietuva pasirodė 1 pusfinalyje, ne, 2 pusfinalyje, jo, ir gavo 12 taškų iš Airijos, 10 taškų iš Norvegijos žiūrovų, pavyzdžiui, tie mūsų emigrantai, jie tikrai labai ištikimi yra ir Fusmark nebuvo taip gerai, kaip yra Katarsis, tai aš neabejoju, kad Lietuva gaus po 12 iš Jungtinės karalystės, iš Airijos, Latvijos bus arba 10 arba 12, nuo 8 blogiausių atveju turbūt. Aišku, čia kažkiek gali gal kortas pamaišyti vėlgi tą patį Izraelio situaciją, kur galbūt 12 gali duoti Izraeliui, jeigu bus vėl tas masinis toks balsavimas, kokį matėm pernai, ir tada šiek tiek pamažėti tie mūsų taškai, bet jie tada visiems lygiai tiek pat mažėja. Tada manau, kad mes tikrai gausim taškų iš Vokietijos, kur irgi yra nemažai lietuvių, iš Sakartvelo šiaip irgi
gana palankiai Lietuvą dažniausiai įvertina. Mes turim Suomiją pusfinalyje, kuri apskritai tokią roko melancholišką muziką labai mėgsta. Tai aš, kaip Rytis sakė, kad mato šansą, aš nematau jokio scenarijaus, turbūt, kad Lietuva nepatektų į finalą. Ir čia toks drąsus galbūt mano spėjimas, aš būsiu tikrai sušaudytas, jeigu Lietuva nepateks į finalą po tokių prognozių.